Sveiki, BT remonto žiūrovai. Na ką, pas mus šiandien ankstyvas rytas, net mano katinoje būdų miega. Turėjo būti eilinis video ir nugult turbūt mano lentynose, mano stalčiuose, mano archyvose. Bet nutariau nepatingėti atsikelt šiandien anksčiau ir prieš važiuojant į sodybą paleisti į eterį šitą video. Galbūt jisai padės jūsų mačiutėm, tetom, senelėm. Turės būtinai pašėrinti jį ir parodyti jiem, kad dar šita schema yra darbinė. Vienu žodžiu, eilinis video, bet ne eilinis video. Darbų eigoj pas mačiutę supratau, kad aš turiu šitą video išleisti ir parodyti jums kuo skubiau. Nes 92 metų senolė sulaukė skambučio iš policijos, neva, kurie turi suskaičiuoti jos pinigus ir patikrinti, ar jie tikri. Įsivaizduojat, jie net buvo namuose ir tos pinigus laikė savo rankose. Bet didžiulio stebuklo dėka tie pinigai jiem neatiteko. Močiutė sena ir reikia jai daug priežiūros, nes nelabai supranta jau momentais, kaip suprantu, ką daro. Nes man atlikus darbus, man įkišo didžiulę kotletų pinigų ir sako, va čia tau už darbą. O darbo buvo apie 40 minučių. Sakau, baikit, aš neimsiu iš jūsų pinigų. Bet vienu žodžiu, žiūrim nuo pat pradžių, nuo skambučio, iš ryto, iš namų telefono. Žiūrim. Santechnikas. Rytas? Taip. Gerai. Jūsų nuleisdinėjat su kibiriuku, ne dabar? Čia Maksimą labai blogai, reikia valyti. Aš supratau, ponė, duokit man aliejaus, aš sutepsiu, labai cypia duris, labai cypia, aš jums sutepsiu. Gerai. O aš čia stovėjau, Aha. jam pinigus turėjau. Jis rašė numerius. Sako, eikit man atneškit vandenį. Sakau, eikit pats ir atsigerkit. Aha. Sveiki, mėlyjei BT remonto žiūrovai. Labai bus šitas trumpas video. Net žodžių neturiu ką pasakyti. Važiuoju biškelį. Truputuką va tiek padirbėti. Tiesiog norėjau intro padaryti. Sorry, hebra, nėra video ir senai nemetu, nes turiu ten visokių problemykių, tokių nedidelių ir didelių ir nedidelių. Reikia dar ten keliam žmonėm pagelbėti, tai va dar ir sodybą nulėkt. Po to buvom išvažiavę biškį čia su žmonai užsienį pailsėt be vaikų. Dabar reikia išvažiuoti su vaikais. Tai vienu žodžiu, darbų aibė sodyboj, labai daug darbų sodyboj. Tai dabar paskambino man moteriškė 92 metų. Sako, būkit geras, padėkit, negirti nieko, taip sunkus šnekėt, žinokit, vos sužinau, kur gyvenu, negali paaiškinti, sako, aš jums negalėjau net numerį surinkti, senas žmogus labai. Tai vat važiuoju, 7 kilų man įsivaizduojat, 7 kilų, nes dabar ne Vilnių randuosi, toliau ten už Vilniaus, tai reikia lėkti pas ją, nes jinai sako, aš nežinau, kam daugiau paskambinti, negaliu niekam prisiskambinti, nesuprantu, negali surinkti. Iš namų telefono man skambina, žiūriu, tai supratau, kad arba senyvas žmogus, arba bus kokia nors reklama. Sakau, nu gerai, mačiau, atvažiuos tiek to, nes dabar dar biškį debesų pas mus padavė, tai sodybai lauke nelabai galiu dirbti, sakau, nu gerai, atvažiuos tiek to, tai užvažiavau namo, pasiėmė dar kelis įrankius, važiuoju žiūrėti pas ją, kas ten tiksliau yra, man paaiškinti normaliai negali, sakė, vanduo kažkur nebėga, nėra vandens. Tai galbūt į tualetą nebėga, sako, vaikšto ir į tualetą nupilinėjau, galbūt visur nėra, galbūt skaitiklis susikimšo, galbūt tik tūliko atkarpa užsikimšo, nežinau, važiuoju žiūrėti. Greičiausiai manį uždarinėjo ir šiukšlių pakėlė ir užkimšo, tai va žiūrėsim. Skaitiklį gal reikės numinėti, gal reikės kompresorių painginėti, nežinau. Važiuoju žiūrėti. Tokį trumpą video padarysiu. Žinokit, aš vis tiek tiem senoliam užvažiuoju padėti, bet jau nebefilmuoju, žinokit, jau, nėra laiko, visiškai nėra laiko. Lekiam, tai va toks bus trumpas video, norėjau su jumis tiesiog pasilabinti, bet senai nesimatėm išdruosi ekranuose. Vasara pabiškį pas mus baiginėjasi po biškutį, dar vienas mėnesiukas ir Vuolia, atea vasarėlė. Gaila,
jos čia Lietuvoje. Ir taip mažai trūksta, vien tik lietus, šiltų dienų, tai galima pirštų suskaičiuoti. Tai va, tenka lėkti į užsienį. Ten yra daug geriau, daug karščiau. Ok, hebra. Tiek važiuojam pas močiutę, žiūrėsim, kas ten pas ją yra atsitikę. Ok? Skambutis dar seno tipo, galima net pagal duris atpažinti, kur senyvo amžiaus žmonės kelia. Labą dieną, ponė. Santechnikas. Rytas? Taip. Gerai. Net pažinot manęs? Liktai galvoju, noriu atgauti, kaip čia atrodo, užmiršau. Tai matote. Kada įtaisėt, va, pas šitą kaimynę. Nepamenu, žinokit, čia daug metų buvo senai turbūt jau. Tai va, o aš tokia striukė 2 valandą. Gerai, tada rodykit man, kad neužtruktume mačiutėjom, kad neužtruktume. Nebėga man vanduo. Gerai, duokit, aš tada biškelį, aš nueisiu pasižiūrėsiu apskritai, ar į virtuvę bėga vanduo? Bėga. Virtuvė bėga, ne? Man reikia tiesiog išsiaiškinti, yra kažkur užsikimšimas, man reikia užsiaiškinti kokią vietą. Uždėkit šviesą čia. Vanioj. Gerai, skaitikliai stovi čia. Aha. Nieko nedarau. Skaitikliai stovi ten, man reikia tiesiog išsiaiškinti kokią vietą. Tai vagi, padarau. O patinę prijungimą. Žinot, kiek kartų buvo, bet vyko remontai, tai galvoju... Vandenį uždarinėja kas nors vandenį? Ką? Vandenį uždarinėja? Ne. Ne pas jūs visam name kur nors uždarinėja vandenį, ar nežinot, nepastebėt? Yra Rusy. Nesuprantat jūs. Rusy, ten yra kažkas tai... Ne, aš ne apie tai sakau, aš sakau prieš sugendant, ar nepastebėt, ar buvo dingęs apskritai vanduo man? Ne. Nepastebėt? Ne. Nes dažniausiai tai būna, kada vandenį uždaro, remonto kar nors daro, atidaro vandenį ir šiukšlės pakyla ir užkimša. Nu gerai, aš tu... Ai, tada, kad man buvo ledingi vieną kartą, kitą kartą, paskui naktį atsirado. Ir dabar va, dimbo 5 valandą buvo. Supratau. Paskui atsirado biški 9. Supratau, tai vienu žodžiu uždarinėja vandenį, viskas aišku. Tikrinam, užsidarė laiko, gerai. Gerai, ponia, atsisėskit, kur nors aš čia vaikščiosiu, man nemaišytumėt, kad... Tai man sakė labai daug šiukšlių nešė iš 3 aukšto. Aš visur vaikščiu, visur žiūrėjau. Visi būktai vandenį turi, tik aš vieną. Nu, supratau, čia pas jūs užsikimšo. Užsikimšo šiukšlėm matomai kažkur, tai reikia išvalyti. Arba pakeis mechanizmą, tai žiūrėsim, ieškosim priežastį, kur čia yra. Bandysim nustatyti. Nuimsim iš langelį. Žiūrėsim, ar bėga iš čia, ar nebėga iš čia. Iš langelės, taip. Taip. Aš galvoju, gal ten bakelį Bėga. nenutrūko ar kas. Ne, tai jinai nenutrūko, jinai užsikimšo greičiausiai. Jo. Bet tai nuo ko aš tai nieko gynet. Ne, remontą kas nors darė šiukšlės vamzdy ir pas jūs užkimšo viską, suprantat? Uždarė vandenį, pakėlė šiukšlės. Ir šaus. Man reikia pažiūrėti, ant kiek stipriai bėga. Senas vamzdynas kemšasi. Labai silpnai bėga. Jau atkimšo. Ne, aš atsisukau, dar neatkimšau. Jis labai vos bėga, labai blogai tai bėga, taip neturi bėgti, turi bėgti gerai. Tai va, aš 9 aukšte buvau. Irgi sako, Ne. bėgo labai silpnai. Ir klausiu, ar turit vandenį tualete. Einau palei būtų. Čia maksimum labai blogai, reikia valyti. Užkimšo. Ir mechanizmas susikimšo, ir vamzdynas nebėga kaip blemba. Tas nukelis tas durės manęs taip trūda. Blemba, remiasi į sieną. Remiasi į sieną. Šaltas bėga normaliai. Užsikimšęs kažkur tai bus šitoj atkarpoj. Užsikimšo vamzdynas.
Galvoju, bus tik mechanizmas, blem, čia jau nelabai gerai. Ne, čia jau. Patikrinsim. Nu jo. Taip, greičiausiai bus čia užsikimšę. Taip, pas mane buvo specialus įrankis tam. Su medinė rankinėlė, kur jis yra. Vais. Ну-ка. Bet vis tiek bus problema dar mechanizme, nes visai iš mechanizmo nebėga reiks. Jūs galite ateiti va čia, tai ateikit čia, palaikysit man. Nes, kad neapipi, ateikit čia. Palaikykit va taip. Nes aš jeigu atidarysiu, apipilsiu visą, va taip žemyn, kad bėgtų. Gerai, laikykit. Aš atidarysiu vandenį. Tai. Šitą procedūrą atlieku beveik visada, tam, kad paleidus vandenį, likusias šiukšlės neužkimštų aklinai VC. Bėga. Dabar jau gerai. Gerai, uždarom. Gerai, viskas, ačiū. Galite išeiti. Reikia suteptos duris. Mane ar pažinot? Ne, nepažinau. Jau jos vaikštau. 93 metų. Aš supratau, ponė, duokit man aliejaus. Aš sutepsiu, labai cypia duris. Labai cypia, aš jums sutepsiu. Gerai. Labai cypia duris. Dabar čia galim palaukti. Taip, va. Aha. Taip. Dabar bus dar užsikimšęs va šitas mechanizmas. Pažiūrėm, ar ten satelis stovi koks nors, ar ne? Jeigu stovi, gal pavyks jį ištraukti ir... Ne. Ne. Aha. Taip, tualetinė popierius. Labai jau cypia duris, tai aš negaliu. Labai cypia duris. Jūs girdit ar ne? Jūs girdit ar ne? Jūs negirdit, ne? Negirdžiu. Ai, labai cypia duris, aš negaliu, per ausis duoda. O, matai. Aš vieną ausim negirdžiu. Aš supratau, jūs man kaip skambinat, mes labai sunkiai su jums šnekėjom. Aš negalėjau jūs suprasti. Ką galvokit, Jėzau Marija. Visko. Žinot, kaip turėjau sūnų, va 5 mėnesiai palaidojau sūnų. 69 metų. Nu, va, jau geriau. O, visai gerai. Viskas gerai. A tai labai cypia, aš negaliu, per ausis duoda. Jūs tai negirdit? Taip, taip. Oi, negalėjau net dirbti. Jėzau Marija. Viską supranta, viską mato. Taip. Viską padarysim, mačiu, toj tik neskubėkit, toj viską pasižiūrėsim. Man atrodo, kad nu tai bandysiu pasižiūrėti prisukti. Yra ten satelis ar nėra, su pirštu. Nejaučiu, skylutė per maža. Bet mane
buvo vagys atsikraustė. Bet tik laimingai, bet neapvogė, nepasidaviau. Pasakė, kad policija iš elektrą negerai ir atkeliavo. Jūs buvot išnuomavę būtą kažkam tai? Taip, Jūs buvot išnuomavę būtą? buvo čia. Bet labai laimingai, ojai. Kaip atėjo tikroji policija, tai net pagyrė, sako, senas žmogus, būtų jis apšvarinęs, liepė atnešti pinigus, jis būktai surašė numerius, Aha. o man liepė iš virtuvės jam atnešti vandenį atsigerti. Pas jūs buvo atėjęs čia į namus, jo? Taip, bet čia Ai. klopėjo, o aš čia stovėjau Aha. ir jam pinigus turėjau. Jis rašė numerius, sako, eikit man atneškit vandenį, sakau, eikit pats ir atsigerkit. Aha. Tai jeigu būčiau nuėjus vandenį, tai jis būtų už pinigų ir pro duris. Tai kai nejau, o kiti skambina telefonu, o kitas numeris rašė. Aha. Ir paskui atėjo, paskui aš tikrą policiją iškviečiau. O tai jisai buvo jau pabėgęs jau, ne turbūt? Buvo jau, O tai- jau pabėgęs buvo. O pinigus nepaėmė jisai? Ne, tai o už tai, kad aš... O tai jisai va čia stovėjęs skaičiavo jos, jo? Taip skaičiavo, būktai numerius rašė, kad mano netikri pinigai ir blogai sumokėti. Nieko savo. O tai kaip jį pas jūs atėjo? Prieš tai skambino į telefono numerį, ne? Taip. A. Paskambina ir sako, pas jumi yra klaidų padaryta mokant už elektrą, bet mes jum padėsim. Reikia parašyti pareiškimą. Tokie ir tokie mes atvažiuojam pas jumi. Ir aš, kaip pasakė, ir va taip įsileidau vieną. Oi, žinokit, labai dabar sukčiu. O jis lietuviškai šnekėjo? Lietuviškai. Tu žiūrėk, o lietuviškai gerai šnekėjo, gerą akcentą turėjo? Gerai. Tu žiūrėk, o jaunas vyras buvo? Buvo tik tai toks va nedidelis, o kur kiti tai nemačiau. Ai, bet jie buvo dviese galvojat, jo? Vienas buvo. Ai, vienas buvo, ne? O tai jūs tada paėmė, tai daug pinigų jūs jam parodėt? Nu, man galit nesakyti bendriau, kiek turit, bet nemažai turbūt, jo? Neprisimenu, buvo visa mano pensija. Oho. Padėta po 50. Bet tai gerai, kad jisai vis tiek nepaėmė ir nepabėgo, jūsgi nieko nebūtumėt padarę. Galėjai papurkšti. Taip, Aš taip. nesuprantu. Ir tai bijau, O tai kaip jūs taip įleidot, net pažįstamą žmogų čia irgi? pasimokiau jį visam gyvenimui dabar. O to policija jūs paskambinat, kaip tikra policija atvažiavus, jau jie normaliai apsirengus buvo, jo? Na, kai atvažiavo normaliai, tai kada buvo, kai buvo, ką aš jums sakau, dabar galiu parodyti. Nu, tai tada iškvietė man pagal telefoną, iškvietė anūkę, liepė atiduoti jai visus pinigus, dar kiek turėjau. Aha. Dar klausėsi, aš tokių atsarginių grabui turiu. A, sako, dar daugiau turi? Sako, turiu. Tai gerai, kad neliepė atnešti, aš būčiau dar atnešus ir tos. Bet tų neatnešiu. Kiek turėjau va čia va, smulkių, taip jisai čia va įrašė. Supratau. Va, Nieko savo. Nu jo, būkit atsargus. Būkit atsargus. Žinot, aš labai dabar pasimokiau. Labai. Bet taigi per televizorių tiek šneka, kad būkit atsargus, kad... Taip ir aš galvoju, kodėl jie tokie visi durni. Tai, jūs pati įsileidot, matot, kaip... O aš tai buvau. O aš tik per plauką likau. Per plauką netik. Per plauką čia jūs jau tikrai. Ir dar galėjau uždurti. Visko galėjom, tai aišku. Tai, ne, nu uždusit, nežudytų, bet, nu aš nemanau, bet kad pinigus atimtai tikrai galėjo. Nu, va, tuoj patikrinsim. Reiškia, čia užkišta. Žinokit, ir vėl su laiku gali užsikimšti. Jeigu rėmata kas nors darys, ir vėl tas pats bus. Niekur nesidėsi čia jau. Taip, aš ir sakau, jis man bent kelintą kartą užsikiša. Taip. Bet ir vėl atsistato. Po to atsistato biškelį šiukšlės, man praveina ir viskas. Tai aš O kada jų labai daug, jos užkimš. Aš dabar radau, kur užkimšta, aš pravaliau. Aš dabar ir galvoju, rupūžės remontuoja, jie ten ką daro. Nu čia nieko nepadarysi, čia daugiabutis, žmonės remontuoja, čia nieko nepadarysi, reikia susitaikyti su tą mintim, kad ne. Ūžia. Vis jie gręžia ir gręžia. Ir į tualetą va pylė viską man. Taip. Anūkės vyras santechnikas, bet jie dabar atostogas turi ir išvažiavė.
O į namų valdybą, tai neprisiskambin. Taip, Aš kada supratau. tai per valdybą Jo, aš dirbau anksčiau dar tada, jo, dabar jau išėjau, net ten, nu, išėjau jau tiesiog. Tai jūs dabar valdiškam tokia niekur nedirbat. Ne, aš dabar vasaros savės dirbu kol kas vasarą. Nu, va, žiūrim, tikrinam, žiūrėkit, ateikit, ateikit. Va, tai. Nu, va, dabar kas kita, nu. Toj patikrinsim, jisai gali vėl čia palaukti, dar reikia palaukti biškelį. Toj dar palauksim. Gali būti dar daugiau šiukšlių, dar reikės pavalyti. Toj dar pavalysiu, biški dar užsikimšęs yra. Tų šiukšlių labai tų šiukšlių daug, suprantat jų. Kemšasi, vėl žiūriu, paleido vandenį, kemšasi, stovi kažkur šiukšlių daug. Tak. Josgi, Širvintiškės, kur čia, kaip sakiau, ir mano tėviškė, Širvintai. Ar su kitu kalbėjau? Su kitu kalbėt. Su kitu. Tak, bandom dar kartą. Aš jūsų, kai buvo, adresu pasižymėjau, užsirašiau ir pagalvojau, jau kada man reikės. Nu matot, aš atvažiuoju dėl to, kad iš pagarbos jums. Nes jūs sena, šiaip nevažiuoju dėl tokių smulkmenų aš. Nu man toli važiuoti 70 km, suprantat, kuras brangus. Koks jūs geras, pasiaukoja dėl manęs. Nu taip, vien tik dėl to, kad jūs senyvo amžiaus, taip nebūčiau važiavęs, žinokit. Tėvūliu man, ką aš būčiau geras, tai žinau. Jau, užsikimšo vėl. Tai šiandien buvo greitoji pagalba, siūlina man ligoninę gulti, bet aš nesidomiu. Sakau, ką man ligoninė duos, aš vieną gyvenu, vietos užtenka, valgyt pasidarau. Niekur, sakau, iš namų nevažiuosiu. Nu va. Tuo nimsim bakelį, pažiūrėsim, kas ten dar darosi. Mechanizmą čia jau teks keisti, jeigu taip kemšas jisai. Taip, reikia išimti tą mechanizmą ir pažiūrėti viduje, kas darosi. Greičiausiai jisai bus susikimšęs. Gal kažkas tai ir padės. Nu ką, praplojau aš šį, ne faktas, kad čia padės labai stipriai, bet pabandysim. Nu, kol kas pučiasi. Aš visada linkęs juos keisti, nekainuoja didelius pinigus, nes būna pravalai ir po savaitės vėl tas pats. Nu, veikia. Bandau statyti gal. Taip. Išploviau, pažiūrėsiu, gal padės. Jeigu nepadės, nuvažiuosiu naują nupirksiu. Mano žiedukas. Bandom. Gerai, tai dabar nuleisim ir pasižiūrėsim, nes gali šiukšlių vėl pakilti. Pirmą kartą man irgi buvo prieš tai gerai.
Gerai. Tai uždėsim ir pabandysim dar kelis kartus nuleisti iki galo. Ir pažiūrėsim, kaip čia jisai. Jūs man labai laiku paskambinat, aš tik tai prieš kelias dienas į Lietuvą grįžau. Bet aš, žinokit, pabūsiu neilgai ir vėl išvažiuosiu. Kur jūs buvot? Italijoje buvau. Bet dabar vėl toj pabūsiu neužilgo ir vėl važiuosiu. Po to vėl grįšiu ir vėl išvažiuosiu. Tai gali būti, kad jūs man nedasiskambinsit. Tai gali būti taip. Žinosiu, reik. O Jėzau, nes. Tai ką jūs ten darėt? Dabar ilsėjausi, bet važiuosiu padirbėti. Darbų yra visur. Visur, tik tai ten geriau moka negu čia. Taip. Nu va, viskas, einam dabar dar kartą patikrinsim. Eikit, priiminėkit darbą, eikit. Ačiū Dievui. Gerai veikia. Nieko baisaus nebuvo, tiesiog šiukšlių buvo. Ką aš padariau, išrinkau vamsdelį, išvaliau ir po to išvaliau dar tą mechanizmą papildomai. Viskas. Bet matot, vėlgi sakau, tas vėl gali pasikartoti, neįsigaskit. Čia ne nuo manęs priklauso. Ne, čia matot, čia yra vamzdynas senas. Jeigu vandenį uždaro kas nors iš kaimynų, kas nors remontą daro uždaro, to šiukšlės pakyla po to, suprantat? Ir užkemšat, ir vėl reikės galbūt valyti. Man per kelią kartų. Čia yra vanduo, Taip. čia nėra vandens. Dievas yra. Ir dabar galvojau, gal atsiras. Laukiau iki vakar dienos. Gerai, ponė, likit sveika. Kiek tam skolinga? Nieko man nereikia. Viskas gerai. Nieko nereikia, pas patį pinigų nėra. Žiūrėkit, nepakliūkit ant sukčiaus. Klausykit, ponė, būkit geras, aš nenoriu taip. Ne, aš neimsiu, nereikia. Tai va, gerai, ponė, viso gero, būkit sveika. Užsirakinkit dabar, užsirakinkit. Jeigu jūs, jeigu jūs į polikliniką važiuojat, aš galiu jūs nuvežti, bet matot, jums dabar ne dabar dar ne. Poliklinika iki mano. Ai, čia šalia. Ai, supratau. Už tai Aš galėčiau pavežti jūs. buvau Santariškėse, perėjau čia Katartį, kad su Lazdytė nuėjau. Jeigu norit, aš galiu jūs nuvežti. Tai nereikia man. Nu, tai vis tiek. Tepu su Supratau. Lazdytė. Gerai, tada geros jums dienos, būkit sveika, užsirakinkit. Laimingai. Būkit budri. Išjungiau, nenorėjau filmuoti, kaip ten pinigus, bet po to ištraukė krūvą, galvoju, aš vis tiek parodysiu jums, kaip yra. Žmonės labai patiklus, matėt, ištraukė visą krūvą, ten nežinau, gal 300-400 eurų man už tą pravalymą norėjo duoti pinigų. Sakau, jūs baigit, išprotėjant, sakau, tiek pinigų ir slėpkit, sakau, niekur nerodykit, nieko, nereikia man iš tų visų pinigų. Ką ten, užtruko darbas, taip kuras kainavo. Bet žmonės patiklus susikaupė ant kapų, bet gerai, kad gerai baigėsi, kad nieko neišviliojo iš jos. Ai, va, aš savai matau. Gerai, kad nieko neišviliojo, bet keista, kad jis nepasėjo pinigų ir nepabėgo sukčius. Nu yra taip, kaip yra. Gerai, chebra, o aš važiuoju tada. Važiuoju į sodybą, važiuoju. Kaip koks čia oras pas mus. Nu, galima dirbt, galima. Metalą profilių gal kokių čia pasiimsiu, man reikia ten tokių visokių. Ir važiuosiu, reikia ten terasą įrenginėti, žinokit, takelį reikia įrenginėti. Nespėju, chebra, nespėju. Gerai, chebra, ate. Malonu, kad žiūrėjot, jeigu žiūrėjot. Ir pasidalinkit su savo artimaisiais. Situacija dėl sukčių. Matot, net lietuviškai pradėjo šnekėti. Paskambino policija. Va kaip būna. Važiuojam namo.